Sveiki visi, čia Unfiltered, mano vardas Eimantas. Na ir šiandien mano svečiuose profesionalus Counter-Strike dabar jau 2 žaidėjas, ar ne? Justinas Džel Lekavičius. Labas, Justinai. Sveiki, malonu. Antrą kartą kalbamės. Ja. Nu, gal šį kartą kažką įdomu paklausim jau praeitą kartą. Tai ne, visi klausimai įdomus. Ne, klausimas... Klausimai nelygus. Taip, atsakymas yra įdomus, ne klausimas. Dabar parkeliavai iš kitos pasaulio pusės, iš Australijos. Sidnėjus. Kaip Sidnėjus? Gražus. Jeigu reikėtų pasirinkti palikti Lietuvą dėl vieno miesto, šalies, tai būtų turbūt Australijos ir Sidnėjus. Matei kengūrų? Jo, didelių tokių būt. Teko boksuotis? Ne, bijojau. Prie mažų prie jų pagloščiau, bet prie didesnių ten ir nelabai siūlė eit, nes jos gan piktybiškos. Prie mažų jos nelabai dar žino, kaip muštis. O Sidnėjus toks metropolinis miestas. Nežinau, ką ta žodis reiškia. Aha, didelis, masyvus, Jo, daugia aukščiai. Bet jis turi visko. Jis turi ir gamtos, ir aukštų pastatų, ir kultūros, ir senamiesčio turi, daug parkų, gražus miestas. Nu, ten buvai dėl vieno tokio svarbaus renginio, IEM Sydney. Ir toks ir svarbus, kai 4 žaidimai. Nu, 4 žaidė trenerių turėjo atkaisti. Tai vis tiek. 4 profesionalų žaidėjai. 4 profesionalų žaidėjai. O, nu, irgi treneris buvęs profesionalas. Buvęs. Kaip renginys, kaip Sidnėjus IEM'as? Pats renginys labai patiko. Daug fanų sutikau tiek prie viešbučio, tiek prie pačios arenos. Ant stage'o nežaidėm, bet turėjom progą tikrai. Jeigu prieš Maus būtume užsidarę pirmą mapą ir Inferno būtų jos taip pat gerai, galėjom žaisti playoffuose, bet niekur toli nebūtume nuėję. Nu, sunku yra išeiti iš ketvirtfinalio ar iš visi playoffus išeiti, kai praktiškai žaidži 4-5 ir negali atsiremti į savo komandą savaitę. Matėm socialiniuose tinkluose, pagrindė Twitteryje, ESL'as dalinosi tavo ir Alexi B best friends forever momentais tokiais. Ar galim sakyti, kad Alexi B yra tas toks kertinis žmogus Navi organizacijoje, su kuo daugiausiai bendravai? Jo, 100%. Jis atrodo toks lyg ir 180 laipsnių nuo manęs skiriasi, bet daug panašumų turim iš vidaus. Ir taip kaip elgiamės prieš kameras ar prieš žmonių, tiesiog mūsų skirtumai, bet vertybės panašios. Kaip pats tas įrašymas visas ESL'o, visa ta produkcija, vaikščioti mieste? Labai faina idėja buvo, nes dažniausiai tai pasodino tave kažkur ar tiesiog prieina su mikrofonu ir sveikas, kaip sekasi, kodėl atvažiavo čia, ar laimėsi. O čia buvo įdomu pasivaikščiai, pamatė biškį Sidnėjaus, keletą segmentų padarėm. Ten mes vaikščiom gal bus 2 valandas, bet padarė 6 minučių video, kiek pamenu. Kažkas tokio. Na ir Sidnėjus yra tavo pirmasis neoficialus trofėjus iš tikrųjų iš IEM Sydney. Esi pirmasis Counter-Strike 2 žaidėjas surinkęs 30 nužudimų per vieną turnyrą. Realiai esi... O buvo dar kažkas buvo vertavimo surinkęs ar ne? Ne. Kol kas dar statistiškai, kiek tikrinau, bent jau, nu nebent dabar yra jau kažkas pasikeitę, bet kiek... Tier 1 turnyrą turbūt nepasikeitė. Ne, Tier 1 iš tikrųjų esi pirmasis, kaip sakau, neoficialus trofėjus, kad Tier 1 turnyre, profesionaliam turnyre, lietuvis IEM Sydney surinka 30 nužudimų. Tai tik pradžia. Tau reikėjo taurelės tokios gražios. Gerai, iš tikrųjų, bent kažką. Realiai. Nes šiaip vis tai įėjimas, kai organizuoja, duoda kažkokią statulėlę, medalį, dalyvavom čia Sidnėjui, ten Maltui, Prolygoj, Katovicai, duoda tokį mažą trofėjų, bet nieko nedavė iš Sidnėjaus, tai tiesiog plėrį beržą pasėmė. Kengūram per daug pinigų išėjo. Reikėjo patiem važiuoti keminančių su Uberiu. Problema. Dabar truputį jau patyrėjai to Tier 1 Counter-Strike pasaulio. Realiai, esi didžiausia iš tikrųjų Counter-Strike organizacijoje pasaulyje, tai yra Navi. Ar jaučiasi skirtumas iš organizatorių pusės tarp patekimo į aukščiausio lygio turnyrą kaip, na, tikrai komanda, kuri garantuotai ten pateks, lyginant su, tarkim, Apex'u, kuri, kaip daug kas sakė, per Fuxą pateko ir tą patį Paris Major? Ne, visi turnyro organizatoriai stengiasi būti neutralūs, visus laikyti lygiais varžovais, lygiais žmonėmis. Ir jokas buvo toks, Sidney atvažiavom ir nuėjom į savo treniruočių kambarį, visą suteikė organizatoriai treniruočių kambarį ir ten atėjom ir ten yra 6 kėdės, bet tik viena iš jų yra žaidimų kėdė. O visos kita buvo neoficinės kėdės, o tokios prie valgomojo stalo, kur gali padėti ir aš taip palapą, mes čia Navi ir mums kėdžių nedavė.
bet pasirodo visiems tai buvo ir visiems tik po vieną kėdę davė gaming. Tai kol komandos iškritinėja, Daugėja kėdžių. Toks pavaizdavimas realaus gyvenimo toks atlyginimai. Šiaip, kai įsikėliau socialinius tinklus, kad darysim interviu, gavau vieną labai įdomų klausimą ir realiai pagalvojau, kad jį nesi dar atsakęs, kol kas bent jau. Kaip atsiradai Navi? Nes tu buvai Apex'e ir tada mes pamatėm kelias akimirkas tylos ir tada matom, geltona juoda, Justinas. Tai turbūt viskas prasidėjo tai, kad grįžom po Major'o, mes turėjom ten, neturėjom, man atrodo, net pertraukos truputį, tai su Apex'ais nusprendėm padaryti truputį palisėt, nes mes Major'o mėnesį laiko žaidėm ir daug treniravomės iki to, ir bootcampas buvo, tai vyko tiesiog oficialūs žaidimai, mes dalyvavom, bet nesidalyvavom. Tiesiog, kad užbaigti sezoną gražiai ir išeiti atostogų. Ir tada man parašo Bleidas, Navi kaučas. Ir sako, sveikas, gal norėtum pašnekėti, atėti interviu? Aš toks, taip, aišku, čia Navi. Ir mes pradėjom pokalbį su aš šnekėti rusiškai. Ir jisai sako, dai persijungiam į anglų kalbą, nes rusų mums neprireikia. Ir aš iš karto sudėjau puzlę, kad Navi turbūt eina international keliu. Ir iš vis liko nei vieno nebuvo. Tai aš kaip supratau, aš vienas iš pirmų buvo pašnekovų, pirmas pašnekovų. Ir nuo to viskas prasidėjo, keletą interviu turėjom, jam labai patiko, kaip aš mąstau apie žaidimą, kokią asmenybę turiu. Ir gan viskas greitai pasikeitė ir tapau Navi žaidėjai. Ir kaip jausmas dabar? Puikus. Neabejotinai žinau, kad einu gerų kelių, viskas priklauso nuo manęs, nuo mano įdirbio. Ir taip kaip aš save pateiksiu žmonėm. Teisingai esi pasakęs iš tikrųjų, kad ne valandos ar amžius parodo koks žaidėjas, bet realiai kiek įdėsi darbo. Čia labai jau perfrazau iš tikrųjų. Niekada. O Navi yra tavo finalinė stotelė, kaip manai? Ar tai yra tas tikslas, į kurį būtum, jeigu tavęs būčiau paklausęs prieš 5 metus, ar norėtum į Navi, tu sakytum, jo, čia mano galutinis tikslas realiai, Counter-Strike? Aš save kaip žmogų pažįstu gan gerai ir aš niekada neturiu finalinio tikslo. Vis tas stengdavausi turėti finalinį tikslą, bet jis niekada nebūna finalinį. Tarkim, gali net ir paprastą tikslą, kad nori Major'o sudalyvauti. Čia realistiškas gan tikslas, kai esi profesionalus žaidėjas ir galvoji, sudalyvausiu Major'o. Ir sudalyvauji ir atrodo, tu esi nepasotinamas, nori vis daugiau. Navi galėtų būti mano finalinis etapas, bet norisi ir laimėti Major ir norisi ir būti tarp geriausių žaidėjų pasaulyje. Tai ar Navi, ar ne Navi, vis tiek sieksiu tų tikslų ir nenoriu kaip apsiriboti save nuo potencialių galimybių iššokusių. Dar prieš Navi socialiniuose tinkluose, būtent, nežinau, Twitter ar X, kaip pavadinti šitą dabar platformą, Twitter. Bet buvai parašęs, kad realiai partnerių komandoms yra lengviau patekti į didelius turnyrus, lengviau tenais išsilaikyti ir save pozicionuoti, sakyti. Dabar esi partnerių komandos narys. Ar tebėra tas mąstymas, kad jiems yra lengviau? Aišku, mes nei vienos kvalifikacijos nežinome. Mes visur pakviesti esame, mes visur turim partnerystę su turnyrų organizatoriais. Mums nieko nereikia žaisti. Iš kvalifikacijų. Tai tiesiog ateini ir žaidi. Ar dažniausiai būna grupės, arba jau pakviečia tave į playoffs. Arba iš taškų turi pilną pakvietimą iš turnyro organizatorių, dalyvauji pilną turnyrų, net jeigu užimi paskutinės vietas, tu automatiškai būsi aukščiau nei komandos, kurios bando kvalifikuoti tos turnyrus, nes tu vis tiek taškus iš tų turnyrų gauni, jie kaupiasi, jeigu užimi gerą vietą, pavyzdžiui, kaip Pro lygų užėmėm, ir Blastą gan aukštas vietas užėmėm, tai tiesiog sunku yra nedalyvauti ar aukščiausių turnyruose. Dabar paimkim truputį gal tokią tamsesnę natą, sakykim. Navi visgi yra Ukrainos organizacija. Tai yra šalies, kuri dabar yra realiame kare iš tikrųjų prieš agresorę Rusiją, ar ne? Ar tai jaučiasi žaidėjams ir pačiai organizacijai viduj? Organizacija tikrai jaučiasi, nes pas jas pagrindiniai štabai Ukrainoje ir sunku labai yra gauti mums ar merčo kokio, ar oficialias Navi jerseys. Visi pagrindiniai įrankiai yra Ukrainai. Aišku, stengiasi sukti, jie turi
filialų. Jo, filialų? Ne. Jo. Filialų turi Berlyne, turi Barcelonai. Stengiasi iš jų suktis, bet labai sunku tiesiog taip paimti viskas taigi ir perkelti į kitas šalis. Jaučiasi. Nu ir tada antra tamsesnė nata, sakykim, dabar išėjo ar ne Simple, čia vakar didelės žinios, kur jau visi... Mums išėjo jau iš anksčiau. Nu, tai faktas, kad žaidėjas, kuris yra viduje, jisai mato tą vidinį vis tiek pasaulį. Ir daug kas pradeda sakyti, kad Simple išėjo dėl savo ego, dėl savo būdo. Jam nesisekė žaisti Counter-Strike 2, jisai paskelbė viešai, kad o čia Avapai dabar nieko nebedaro, jau nebeverta žaisti, ir priimkit mane kažkas geriau kitas, bet tik ne į Avapo rolę. Ir kaip pats manai, tu vis tiek bendravai daugiau ir daug kas sako, kad koks Simple matosi žaidime, toks jis yra realybėje ir tikrai, kad jis nėra tas švelniausias ar mažiausiai ego turintis žaidėjas. Kaip tau atrodo realiai? Aš galiu neabejotinai sakyti, kad pasiego labai didelis, bet labai daug gali iš jo pasimokyti. Tiek gyvenime užsibrėžtus tikslus siekti ir tiek žaidime. Atrodo, jis gal truputį per grubiai siekia savo tikslų ir bando per grubiai išaiškinti tai, ką jisai mato teisingai, bet jisai vis tą galvoja, kad jis yra geriausias. Tai yra puikus bruožas pačiame CS-e, gyvenime gal netiek jisai aktualus, bet kadangi esu profesionalus žaidėjas, tai stengiuosi ir truputį tą mentalitetą pasisavinti, kas man iš tikrųjų padėjo paskutiniu laiku. Taip, aišku, gali atrodyti arogantiškas iš šono, ar kad turi didelį egą, bet šiame sporte sunku labai neužsigrūdyti ir turi užsiauginti kažkur ir kad lygiai esi neliečiamas, nes CS yra labai didelė dalis to žaidimo yra tavo galvoje. Pavyzdžiui, Paryžiuje, Paris Major'e turėjai pravardę J-Legend. Ir pats per Blasto, po Blasto tenais pokalbių kažkai laidoje tave minėjai, kad vadinki J-Legendu, HLTV interviu minėjai, kad tave vadinti J-Legendu. Čia buvo tas pats. Čia tai va. Ir visa esmė yra, kad labai internetas supyko. Labai. Ne. Supyko tai gaidžiai. Nes normalų žmonės savo nuomonės nereiškia. Mažuma labai supyko dėl to ir tie, kas nesupyko dėl savo nuomonės, nereiškia. Aišku, šiuo metu aš žinau, kad gal truputį arogantiškai nuskambėjo ar dar kažką, bet ten viskas susidėjo iš to, kad mes prasiskolinom į Legend Stage, kas Apex'am buvo labiausias pasiekimas ir kažkur mačiau internete J-Legend, ne kažkur, jau ne kartą esu girdėjęs ir tada galvoju pats panaudosiu, prasiskolinau Legend Stage, J-Legend. Nes JL didžioji. Čia, bet aš tikriausiai Instagram'e, manau, viena iš žinučių yra tau parašyta J-Legendas. Toks prilipo atrodo toks dalykas, dabar tai šatą nueini pasižiūri savo pritus gėjimus, padarai ką nors ir J-Legend. Kibo. Bet daug kas sakė, kad yra tas toksai draugiška arogancija, draugiškas ego ir po to tai prasidėjo. Aš nieko pakimti nenorėjau, nei kažko nužeminti, nei savęs, gal save truputį paaukštinti, bet... Bet kas labiausiai gal man užkibo, kad po to labai prasidėjo daug J-Massive L, J-Loser, J-Lost, visokie tokie. Čia yra ta negatyvioji pusė. Čia žodžių žaismas, čia all good, aš čia tokie. Kai tik žaidžiu CS, žmonės pradėjo kurti J-Lurbis, J-Lavonas, J-Lavon batis, daug, tai visokių buvo. Įvairių. Bet klausimas toks tada. Kaip manai, kiek svarbu, kaip tu sakei, reikia užsiauginti kažkokias kurą, bet kaip reikia pasiekti teisingai žaidėjui, nebūtinai net aukščiausiam lygiai žaidžiančiam žaidėjui, tą teisingą tašką, kad tavo turimas kura netaptų per daug didelę aroganciją ir ego? Lengviausias būdas turi būti nereikšti savo nuomonės niekur. Čia būtų lengviausias būdas. Tu turi savo ego, tu žinai, kad tu esi geriausias ir tu niekam nieko nesakai. Bet čia vadintųsi ego, nebūtų arogancija. Arogancija kyla iš to, kaip tu perteiki savo kitiem ir kaip tu skaitai su kitiem. Tai nežinau, supras, kad daugelį dalykų, kuriuos tu mastai apie save, neturėtum dalintis. Tai turbūt toks dalykas. Ir reikia išlikti humble. Nesvarbu, tu turi jaustis geriausias tik tai serverį arba kas susijęs su CS-u. Realiam gyvenime tu negali jaustis, tik tu esi aukštesnis už kitą.
Tai va, ir iš to dabar išaugę yra taip, kad realiai, kai ruošiausi šitam interviu, labai daug visur skaičiau, realiai apie tave surasti blogų dalykų yra baisiai sudėtinga paskutiniu metu. Nes ir Reddit'e, ir po straipsniais, komentaruose visokiose, tave Counter-Strike bendruomenė realiai dėjo šiuo metu. Ir kaip daug kas vadina, tu esi vienas mieliausių Counter-Strike žaidėjų dabar profesionaliai bendruomeniai. Ar tai yra tiesiog tavo asmenybė, toksai tavo asmenybės bruožas, ar tai yra kažkoks, kaip sakoma, kaukė ar veikėjo? Aš neskaičiau, kad tai kaukė, tai yra labiau toks iškelta mano asmenybė tokia. Turbūt nei vienam nėra paslaptis, kad prieš kamerą tu esi šiek tiek kitoks, tu lygiai kaip būk savimi, bet tu niekada negali būti savimi. Kai tu tave žiūri kamerą, ar tu daugiau spaudimo yra, ar tu nori labiau parodyti savo asmenybės, ar tu nori kažką paslėpti. Tai prieš kamerą aš galiu būti savimi, tik tai bus labiau iškelta mano versija. Ir stengiuosi visada išlikti ne tai, kad savimi, o tai, kad parodyti save ant kameros. Tai yra nesteigtis nuslėpti savo emocijų ir negalvoti, kad tai, ką aš darau, yra gal negerai. Gal kažkas pagalvos, kad ne taip kažką pasakiau. Stengiuosi sakyti tai, ką mąstau, nes nemanau, kad tai, ką aš mąstau, yra negerai. Ar gali kažkam pakenkti. Mačiau, kad socialiniais tinkluose labai daug, dabar paskutiniu metu kažkodėl pakibęs yra tas trendas, sakykime, mimai su sportininkais ir jų citatom. Ir labai dažnai matau, kad tu per tą tokią humoro formą, net ir Paryžiaus to čempionato metu, tu įkėlei HLTV nuotrauką, kur tiesiog tave nufotografavo tiesiai prieš lipant į pagrindinę sceną ir nuotaikos pasiruošiant prieš, kai 10 000 žmonių tave nubūjė. Bet taip ir buvo, čia faktas. Bet ar būtent tas toksai perėjimas per humoristinę formą, per tą pasilinksminimą ir kartais gal net pasijuokimą iš savęs ar iš ten savo aplinkos, yra būtent tavo tokia kaip mechanizmas, kaip kovoti su ateinančiu stresu, su ateinančiais gal pralaimėjimais ir pergalėm? Aišku, jeigu tu mokėsi iš savęs pasijuokti, sunku bus kažkam kitam iš tavęs pasijuokti, nes tai, kad tu jau galvoji apie save, tas niekas nenustebins. Aš žinau, kad aš galiu kai kam pasirodyti arogantiškas ir jeigu žmonės man pasakys, kad tu arogantiškas, manęs nelabai įžeis. Ypač kai tai sako nepažįstamas man žmogus, nebent tai yra žmogus, kuris yra mano artimoje aplinkoje, pavyzdžiui, kaip mano meilė, jeigu pasakys, kad aš arogantiškas, tada aš jau galiu priimti rimčiau ir pagalvoti, blemba, gal aš tikrųjų darausi truputį per daug nemalonų su žmonėm, ar tiesiog per daug gerai apie save galvoju. Kartais labai sunku palaikyti tą balansą, kur tu turi būti profesionalus žaidėjas ir kur turi būti normalus žmogus, tai nuo meilė vis tas stengiasi palaikyti tą balansą. Ir sako, jau per daug įsijau, tai reikia biškį. Kamilė priežiūrą atlieka. Ja. Okay, priežiūrą. Būtent per Omanto tą tinklalaidę, nežinau, pokalbinę, kaip ten pavadinti, labai daug kalbėjot apie buvimą geru ir buvimą įdomiu, sakykim taip. Ar manai, kad šiam laikui žaidėjams užtenka tiesiog būti labai gerais? Ar reikia turėti kažkokį... Neužtenka. Save? Net ir patys geriausi pasaulio žaidėjai, kaip bus ir šiais metais Zaibu, aš pasižiūriu jo socialinės medijas, jis neturi daug sekėjų, jis neturi daug tokio... nedaug bendruomenės pasiekė, jis nelabai bendrauja su žmonėm. Kad ir koks jis yra mielas, fainas, kiek tek yra bendrauti su jo tikram gyvenime, jisai neperteikia tokio savęs savo sekėjam, savo fanam. Ir aš manau, kad jis labai didelę dalį praranda, iš kur galėtų ateityje savo susikurti tokį kaip ir pamatus, kažką sekti toliau, ar būti streameriu, ar būti tiesiog bet kokį public figure, jeigu gali susibendrauti savo fanus. Jis turi tikrai savo asmenybę tokią ir tai va, neužtenka būti tiesiog gerai. Nes jeigu būčiau, aš nesu toks geras, kiek turiu daug palaikymų. Kaip manai, ar tai, ką tu dabar darai, skaitoma rizikinga? Ar buvimas profesionalio sporto atletu yra rizikinga? Ne. Dabar nepaslaptis, kad aš uždirbu daug pinigų ir tai atspirks man ateičiai. Jeigu aš toliau stengsiuosi, taip pat toliau sunkiai dirbsiu, aš galiu ir pristaupyti, įkurti savo verslą, prisipirkti
Nu, žodžiu, tiesiog apsirūpinti verslui. Jeigu tiesiog viskas kažkaip magiškai dabar nutrūktų, nežinau, ten parašiau rankų pirštus, vis tą gali grįžti į tą patį standartinį darbą, nepaslaptis, jeigu esi profesionalus atletas, tu turi kažkiek kritinio mąstymo, smegenų ir manau, kad ir net realiam pasaulyje galėčiau nesunkiai įsiveršti. Kažkur išlošti. Kažkur, nu tiesiog, ar į paprastą darbą tiesiog, su kuo visiškai nėra blogai ir... Manai, dabar šiais laikais jaunam žmogui yra verta rizikuoti siekiant to, kas patinka daryti. Tarkim, jeigu aš mėgstu labai kurti TikToko klipus, keltis į socialinius tinklus ar daryti YouTube vaizdo įrašus, ar aš turėčiau tai daryti dažniau ir savęs atsiduoti daugiau, rizikuojant su to, kad gal kažkur prarasiu kažką kitą dabar? Aišku, visi dalykai, kuriuos tu nori pasiekti ir kurie yra iš tikrųjų verti dėmesio ir verti tavo laiko, turi kažką paukoti. Bet kokiu atveju. Net ir su to pačiu profesionaliu gaminimu turi labai daug ką paukoti. Turėjau paukoti laiką su draugais, laiką su meilė, laiką su šeima. Paukoti net kai kurios savo asmenybės bruožus, kad kažką pasiekti. Tiesiog tai yra tokie dalykai neateina lengvai, kad ir kaip žmonės galvotų, kad gameris sėdė ant sofos ir kažką čik, bet taip nėra. Ir lygius to pačiu ir TikToko kūrimu. Atrodo iš šono lengva, čia kažką paėmėm, pafilmuoju, bet galų gale dienos tai yra kūryba ir kūryba reikalauja žinių, reikalauja praktikos, reikalauja tavo smegenų išsivystymą, tai nėra, kad tiesiog tu paėmė ir tampi kūrybingas. Tai ateina su sunkiu darbu ir gal tik po kelių metų pamatysi rezultatus tos kūrybos. Vėl grįšiu prie pokalbio su Omantu, nes tenais yra, realiai jeigu nematėt, rekomenduoju pažiūrėkit, nes tikrai įdomus pokalbis. Omantų reklamą nemokau padaryti. Bet su Omantu kalbėjot, kad 15:16 pradėjai žaisti. Užkabinau tą 15:16, nes labai įsikibusi frazė. Realiai 16 metų pradėjai rimtai žaisti. Buvai minėjęs, kad ten 8 metų, kažkiek Counter-Strike 6 buvai pažaidęs, dar kažką, bet ne iki tiek daug. Tai jeigu aš dabar tavęs paklausčiau, prieš 10 metų, koks buvo tavo karjeros tikslas? Prieš 10 metų. Tai tau dabar 24, tai 14, 15. Iki pro gaming. Bliam, aš gyvenime neturėjau tikslų iki CS. Neturėjai? Tiesiog buvo Counter-Strike? Nu, iki tol, ko neturėjau, tai neturėjau, bet kai atsirado, tai buvo tik CS. O vis tiek, visi vaikai turim fantazijų. Nes kai buvau mažas, norėjau būti knygais, bet klausimas buvo 14, tai 14 aš labai norėjau mokyklą baigti. Nes nieks netikėjo, kad baigs. Pabaigai. Sėkmingai, nu tai. 12 klasių ir dar gimnazijų. Tai va, viskas eina gerą linkme, tai dabar profesionalas. Gerai, biškį palengvinkim situaciją dabar. Visur matom su tavim keliaujančią vaivorykštėlę, berods ant vaivorykštėlę, ar kokia ten ta figūrėlė. Visur matom, bet realiai nežinom nei kaip jie atsirado, nei ką jinai tau simbolizuoja. Nu, kažkiek ką simbolizuoja, tą kažkiek esame girdėję. Gali papasakoti daugiau, kas tai? Tai skridau, man atrodo, iš kažkokio turnyrą, nepamenu kokio. Buvau dar su Apexais ir galvoju, kad reikia lauktuvių meilį. Ir man atrodo, nusipirkau lėktuve, atsinešiu žurnalą ir matau ten, žiūriu kažką, ką parveš lėktuvį ir žiūriu ten apyrankės, pakabukai, galvoju, meilį nepatinka tokie dalykai. Ir žiūriu vaivorykštę su šypsena, blemba, šitas gražuolis mielas, mano meilį patiks. Nupirkau, ten jis penė 20 eurų kainavo ir padovanoju meilį ir patiko, apsidžiaugiau visą kitą. Ir po to prieš turnyrą sako, imk, tau prieš turnyrą reikia, tai stai saugos. Gerai. Ir man atrodo, ar prieš ar po pavadinomės į Čiumpen Pumperio. Ir jis buvo mano angelas sargas ir dabar nei vieną turnyrą nesu praleidęs beje. Net ir į Laną atvažiuoju su savo vaivorykšte. Galim sakyti, kad ta vaivorykštėlė padėjo top 4 pasaulio atsidurti? Taip. 100%. Jinai stovėjo pagrindinės scenos kartu su tavimi prie kompiuterio? Jo, buvo vis laik sėdė. Ten, kur aš žaidžiu, ten vis laik sėdė. Ar namuose, ar bootcamp'e, ar lane, ar pas draugą, bet kur visada buvo. Smagu. Bet
pabaigsim truputį statistinę tokią, gal sakykime, informaciją. Kai kažkas parašė irgi Twitter berods, nes ten daugiausiai tave matom realiai bendraujantį. Taip ir. Ir bendraujantį net su Lietuvos scena labai dažnai atsakai komentarus ar dar kažką. Tai yra, nes net duhas. Bet kažkas buvo paskelbęs, kad tave įvertino $450,000 kaip profesionaliam žaidėjai. Tada buvai truputį piktesnis. Buvai supykęs, sakykime, ant to, kad ne, aš nepyktas, bet žmonės, iš kur tokius skaičius gauna, aš nesuprantu. Suprašiu, bet būtų kažkur netoli, bet 400 PM. Aš negaliu sakyti kiek, bet visiškai dausas. Absoliučiai. Aš paimsiu gal tikslesnį informaciją. Aš tau šaltinius galėsiu po to nurodyti net iš kur. Šaltiniai tam atrodo, das tu US buvo. Šiaip tave realiai dabar kaip žaidėja pagal turnyrinių prizų laimėjimą nuo Mad Lions, Apexai iki... Neskaičiuojant tavo Baltijos dienų, kai buvai ten Baltijos turnyrus, Graštas, visi tie, ar tam Chaseriuose, ten kur vieną kitą turnyrą sužaidė. Tave vertina €100,000 kaip žaidėja. Čia per laimėjus čia yra būtent turnyriniai priziniai laimėjimai, nes niekas nežino, kiek tu ten uždirbi realiai. Jeigu gali Batalanę visą eilę nusipirkti, tai tikriausiai kad uždirbi normaliai. Bet mes visi su Bakurus ir dalinamės. Be Batalanas, čia off top. Batalanas gera vieta, čia ir esame. Tai kaip vertini tą tokį 100,000 turnyrinių laimėjimų įvertinimą? Manai, kad tai yra labai aktuali, tikslus skaičius? Aš manau, kad tikslus. Aš neskaičiuoju, kiek laimėjau. Vis tiek viskas keliauja į vieną sąskaitą, laimėjau. Nedaug ką keičia žaidė ne dėl prizinio, o žaidė pagal turnyrus, tai tik vieną turnyrą savo gyvenime esu laimėjęs ženklų. Ir manau, kad accurate. Kaip manai, ar žaidėjams, turinio kūrėjams reikėtų atskleidinėti tiek realiai parodyti savo piniginės gylį bent jau kažkiek? Ar tai duoda naudos kažkam? Abejoju, ar duoda naudos. Tiesiog pamaitina smalsas burnas ir tiesiog tada gali informaciją skleisti, kiek jis pinigų daro, nedonėtinkit jam arba nežiūrėkit į tai primti, arba kaip tik, jeigu uždirbi mažai, tai gali būti geras rodiklis tavo žiūrovams, sakėjom, kad gal neverta to iš tikrųjų daryti. Bet tai yra kartu toks ir kabliukas, nes jeigu tu parodys, kad tu uždirbi daug, sakys, kodėl jisai čia blogai sužaidė, bet uždirba tiek daug, o čia uždirbsi mažai, kodėl jis toks geras, bet uždirba tiek mažai. Jo. Audras kelia. Tas irgi tiesa, bet jeigu žmonės žinotų, nepasakytis, kad žmonės žino, kad ten Navi daug uždirbi, visą kitą, bet jeigu iš tikrųjų žinotų skaičius, tai aš neabejoju, kad daug vaikų ar daug paauglių pažiūrėtų taip, kaip čia aš galiu būti toks ir eiti tiesiog apie nieką negalvodami link to tikslo ir galų galę suklupti. Nes, ne kiekvienam žaidėjui taip yra, turi būti labai stipraus mentaliteto ir tikrai būti pasiruošęs paukoti viską. Ir mokyklinukam tai yra sunkiau, kad ir kiek tu energijos turi, sunku yra blaškytis, nes tu savo prioritetus netaip sudėlioji. Ir gali net kai kurso išsilavinimą gali numesti šoną ir po to straglinti kaip žmogus, bet daug niuansų. Ne kiekvienam yra skirta būti profesionaliu sportininku, ne? Na, supratau. Tai ant to, manau, tada ir baigim. Ačiū tau iš tikrųjų, kad atėjai, apsilankei. Ačiū tau, kad vėl pakalbėjom. Čia buvo Unfiltered. Spaudžiam laiką, sekam Justiną Instagrame, nes ten labai gerų nuotraukų įsikelia iš Sidnėjaus, ypač dabar. Sekam, jeigu norit pamatyti realiai apie ką aš kalbu socialinės tinklas, tai pasekit Twitter. Spaudžiam prenumeruoti mygtuką, paliekam komentarus ir iki sekančio karto. Čia buvo Šeimantas ir Unfiltered.